Norėčiau visus pasveikinti su Eurolygos pradžia, tai didžiulis skirtumas. Tokiam turnyro sužaidėm prieš tai, vis nemažai rungtynių sužaidėm Baltijos, Lietuvos lygos, bet vis tik tai tikrai labai jautėsi, ypatingai paskutinės dienas, kad kažkas tai tokio artėja, vyro elgesy jautėsi, lyg tai dirba visi tokie, lyg tai įsitempę, nes vis tik tas ta atsakomybė vis tik slegia visus ir tikrai labai malonu ir didžiulis komplimentas komandai, kuri tikrai sugebėjo susikaupti ir parodyti, sakykime, bent jau gynyboje tokį žaidimą, kokį mes įsivaizduojame galime žaisti. Ir tai dar kartą įrodė, jeigu turėjom problemų prieš jų aikštės gynybą ir puolime, tai ir neleidom jiem įmesti, kas ir nulinį pergalę. Treneri, gynyboje dažnai taip išeina, kad Šukinas arba Begičius išeina aukščiau ir laisvas žaidėjas lieka po krepšiu. Ar tai yra planas, nes iš tikrųjų pakankamai dažnai likdavo laisvi žaidėjai po krepšiu? Buvo laisvi žaidėjai, bet jie, suprantat, ne tiek bėdų mums pridaro, kiek pridarytų Gibsonas, jeigu jam leistumėm laisvai žaisti ir neužatakuotumėm užtvaros. Daugiau klausimų? Lukauskas praktiškai tuščias išėjo iš rungtynių, ar čia buvo toks planas? Ar jūs dėl to, kad jį gerai pažįstat, tai pavyko? Aš galvoju, kad vis tiek taip atrodo, kad visi lietuviai prieš visas Lietuvos komandas ypatingai gerai sužaidžia. Aš irgi to tikrai labai bijojau, to labiau, kad Mindaugas žino tą atmosferą haliai, tą nežmonišką palaikymą. Čia tikrai eilinis komplimentas mūsų, galim, kurie tiesiog nešia komandą ant rankų ir vis tik tai paveikia ir Mindaugą į pirmus metimus. Neįmetus jisai truputį, tas pasitikėjimas vis tiek dingsta, aš įsivaizduoju, kad ir jis lemia tą atsakomybę. Ir jau jis nebuvo toks agresyvus, koks būtų galbūt buvęs, jeigu mes į pirmus metimus, ką tikrai labai akcentavom. Kas Dainiui atsitiko? Perdegė? Aš galvoju, kol tikrai visi kaip kumštis dirbom gynyboje, tai nelabai svarbu, kas tuos taškus pelno. Aišku, buvom įpratę paskutiniu metu, kada jis ir taškų daug primeta, bet absoliučiai jokio priekaišto jam. Jisai atidirbo kaip pilnavertis top 5 žaidėjas ir tikrai prisidėjo ne taškais, o savo darbu gynyboje, pagalba partneriams ir čia, kaip sakant, bus diena, kad jisai išaus. Treneriai visą laiką sakydavo, kad atsarginis suolas mažai duoda naudos. 34% pelnytų taškų nuo suolo tenkina, ar norite daugiau? Aš galbūt truputį patikslinčiau, ne visada sakydavau, kad nepadeda suolas, sakiau tai po rungtynių prieš Maskvos CSKA, kur priešininkas buvo tikrai aukšto lygio ir kur ta pagalba būtų buvus tikrai labai reikalinga. O šiandieną be abejo labai tenkino Soliuko pagalba komandai ir matom, kaip tai yra svarbu, jeigu koks žaidėjas, kaip jūs minėjote, Dainius Žalimas šiandien galbūt taškų neįmetė, iššoko Martynas Pocius, kuris įmetė pirmos Eurolygos rungtynėse jų 16. Taip, tai reiškia, kompensavo vienas kitą, tai yra labai svarbu, jeigu kažkam nepavyko, atsirado kitas, kas panaudojo blogai, būtų, jeigu to žmogaus neatsirasti. Ir kol taip yra, to, kaip sakant, tikrai tenkina toks, kad ir Povilas Šukinas, aš manau, atliko tikrai juodo darbo ir 5 pražangos tai byloja ir bent jau taip žmogus prisideda, parodydamas, kad atiduoda viską savo komandai, kiek šiuo metu išėjo. Pocius buvo vienas rezultatyviausių, nustebino, ar būtent to ir tikėjotės? Žinot, be abejo, aš laukiau, žinau, kaip Martynas veržėsi į kovą, ypatingai po nelabai sėkmingai sužaistų rungtynių su Centrinio armijos sporto klubu, jisai norėjo pirmose rungtynėse gerai sužaisti ir aš truputį bijojau, visiem neperdės, vis tik žaidžia pirmas rungtynės Eurolygos ir ta pati atmosfera, man atrodo, slegia visus, bet džiaugiuosi, kad jisai įsijungė komandą kaip jo senbuvis. Tai rezervų dar yra? Be abejonės, kad yra, matot, kad buvom užstrigę prieš aikštės gynybą, iki šiol ne viena komanda mums tokios gynybinės sistemos nebuvo taikę ir truputį sustojom, galbūt per daug pasidavėm tolimiems metimams, kas išmušė iš vežėjų, kamuolys nepasiekdavo mūsų didelių žaidėjų.
ir nepataikus metimų, nes zona, kaip sakant, atrodo, kad žmonių daugiau joje žaidžia. Ir atsakau vis tik labai gerai, kad ir jiem neleidė numesti ir per daug sumažinti.